Labas rytas! Taigi, filmavau jum kokią valandą savo video apie ryto rutiną ir apie Bikram jogą ir spėkite kas, ogi, nebėra daug garso, įkėlus viską į kompiuterį, taigi perfilmuosiu viską ir galbūt greičiau, taigi netgi išeis į pliusą, nes jau viską žinau, ką sakiau ir ką pasakoju ir galbūt visko nerodysiu, nes biškai papasakoju apie savo ryto rutiną, parodžiau kaip ką darau, na, o dabar tiesiog viską papasakosiu greičiau. Taigi, atsikėliau šiandien kokią 10 ryto, bet tinginiavau, nes šiandien į darbą man kaip ir nereikia, mane pavaduoja draugas. Taigi, praleidau savo rytą prie kompiuterio, žiūrėdama visokiausius challenges, amerikiečių vlogerių ir panašiai. Taigi, po to norėčiau parodyti jums savo namų aprangą, tai yra bluzoniukas iš Pimki. Ir mano patys mylimiausi rožiniai, tai yra pilki su rožiniai apšydutėm šortukai, mano šliopkės ir mano galvos raištis, nes esu užsipešiojus ir galbūt tiesiog taip geriau atrodo, nežinau. Na, esu be makiažo, tiesa, per filmuodama video, kuris yra be garso beje, pasidariau savo ryto rutiną, kai valausi savo veidą, taigi tiesiog greit papasakosiu, kad veidą savo valausi nusiprūsiu su vandeniu, nusivalau su biodermos vandenuku, naudoju Clarence veido toniką, užsidedu paakių kremą 15 SPF ir veido kremą 20 SPF. Veido kremas yra iš Kliniko. Tai štai, tokia mano veido rutina, tada jums beje pasakojau, ką tik atsikėlus valgau, o tiksliau nevalgau, geriu. Taigi dar čia yra betvarkė nuo pradėto daryti vandenuko. Taigi pasiėmu tiesiog buteliuką vandens, arba jeigu neturiu geriamo tokio iš buteliuko, išsipilu iš krano ir į stiklinę ir perspėjau citriną per pusę. Išspaudžiu stiklinę citrinos sulčių, viską supilu į buteliuką ir mėgauju su tuom rytais, nes tai yra pats geriausias būdas atsibusti, pažadinti jūsų skrandį ir paruošti jį ateinančiam pusryčiam ar pietum. Ir beje, prieš netgi geriant vandenį ryte būtina išsivalyti dantis. Daug panelių, kai pastebėjau, kad jos, tarkim, išgeria kavą, pavalgo ir tada valosi dantis. Jau geriau išsivalyti dantis 2 kartus, arba tiesiog tik atsikėlę, šiek tiek pasibraukite liežuvį ir dantis, nes miegant susikaupia visi mikrobai, jie lieka ant liežuvio ir galbūt kažkiek ant dantų, na daugiausia ant liežuvio. Ir gerdami vandenį ar valgydami bet ką, jūs tiesiog juos nuryjate kartu su maistu. Ir, na, tas bakterijas geriau pašalinti tik atsikėlus. Na ir po to pavalgiusiu, normaliai galite išsivalyti dantis. Taigi, pasidariau savo vandenuką su citrina. Taipogi išgeriu savo vitaminus akim Preserve Vision. Kadangi esu didžiulė trumparegė ir apie tai padarysiu vėlgi galbūt video, nes planuoju daryti akių operaciją ir jau žiūrėjau Gražinos grožis stilius video apie šią operaciją, man kažkiek užtikrino tą dalyką, kad regėjimas neblogėja, bent jau pas ją, aš turiu draugę, pas kurią buvo labai panašus minusas kaip pas mane ir ją jau 2 kartus pablogėjo per metus, tai darėsi 2 korekcijas, kas nėra labai gerai. Taigi aš dar vis abejoju, bet aš žinau, kad vieną dieną vis tiek tą operaciją padarysi, bet tiesiog vis tiek tai yra baisu. Ir taigi, išgeriu savo vitaminus akim, tiesiog jas pastiprinti, nes važiuosiu už kelių dienų į atostogas. Ir, na, tiesiog bus daug saulės, akis bus laik įtemptos, vanduo, jūra ir panašiai. Ir, na, nežinau, toksai mano psichologinis sustatymas, kad reikia akis pastiprinti, nes nešioju lęšius, kad galbūt jie, nu, taip nesausėtų ir panašiai. Na, vitaminai su omega 3, visokiais vitaminais, mineralais ir karotenoidais. Taigi, išgeriau savo vitaminus. Papasakojom, kaip valausi veiduką, kaip valyti dantis.
Ir tiesiog praeitame video, kuris nebeišeis į viešumą, jums pradėjau pasakoti apie Bikram jogą. Nežinau, kad išvažiuosiu atostogų ir sukoncentruosiu darydama vlogus apie kelionę, nes tai man atrodo bus be galo įdomu. Taigi šiandien tiesiog nusprendžiau jums padaryti video apie jogą, kažkiek apie ją papasakoti. Tai yra beje Bikram joga, tai yra nepaprasta joga, nes aš žinau, ką jūs sakysite, galbūt netgi išjungsite video, jeigu norite tai padaryti, prašom, bet tiesiog tai nėra joga kaip dauguma kitų ir aš kitas esu išbandžius ir tikrai galiu pasakyti, tai yra nieko gero, na tiesiog man asmeniškai nieko gero, nes aš kai sportuoju, man patinka jausti, man patinka, kad mano raumenys tai jaučia, kad mano smegenys tai jaučia, kad išeinu išprakaitavus iki begalybės iš sporto salės ir tai man yra pasiekimas. Ir su šia Bikram joga tai viskas yra įmanoma. Taigi aš apie ją papasakosiu. Manau, kad video nekarpysiu, nes greit neužilgo reiks man išeiti, susitikti su vienu žmogum. Taigi tiesiog įkelsiu greitai, bet filmuosiu telefonu, pasižiūrėsim, kaip bus visa kokybė, tikiuosi bus viskas gerai. Taigi, pasiemu savo vandenuką, einu priešais langą, kad galbūt geriau mane matytumėt. Nors šiandien taip apsiniaukia. Beje, rodžiau vaizdą praeitame video. Plaukit. Čia yra mano kaimynų terasa. Kad negirdėtų, tokia mielas balkonėlis. Na, o štai tenais toliau, nežinau, ar matysi, štai čia yra lopinėlis jūros. Taigi, turiu gražų vaizdą pro savo langą. Taigi, pradėkime galbūt nieko nelaukusios, kad video neprailgtų, kadangi jo nekarpysiu. Taigi, Bikram joga konceptas yra toks, kad yra karšta joga. Jūs darote tokioje pačioje salėje, kaip ir sporto salėje, kaip ir aerobika ar panašiai. Tiesiog, kad jinai yra įkaitinta iki nuo 40-45 laipsnių karščio. Ir tai reiškia, kad labai daug prakaituojate, labai daug prarandate vandens, taigi būtina pasimti su jumis 1 litrą vandens, taip pat pasimkite kilimėlį, nors šį dažniausiai duoda, bet kartais reikia už juos mokėti, taigi geriausia, jeigu įsigytumėt savo. Na ir apranga tiesiog jinai yra paprasčiausia, kažkoks trumpas topas, arba netgi tiesiog kažkas trumpom rankovėm, šortukai ar bridžiukai, labai lengvos medžiagytės, nes ir taip jau yra pakankamai karšta viduje. Beje, yra daug moterų, merginų, netgi vyrai dažnai labai ateina tiesiog su apatiniais rūbeliais, moteris su maudimukai, na, apatiniais galbūt tokiais maudimukai, žinot, kaip būna vyram, kaip jie vadinasi plavkės. O moteris su maudimukais, na, galbūt nelabai dažnai, bet būna tokių ir tai tiesiog, na, netrikdo, nes tu esi ant tiek susikaupęs savyje per tą jogą, kad, na, tiesiog kitų nežiūri, bet, na, tiesiog. Taigi, apranga labai lengva, litras vandens, 2 rankšluosčiai, ko nepaminėjau pirmame video. Tai kaip sijaunu, ką tik telefoną pamačiau Kvetkauskienės komentarą, kad lauks kitų video. Tai va, kaip tik darau video, linkėjimai. Taigi, ko nepaminėjau pirmame video, tai yra 2 rankšluosčiai. Vienas pasitiesti, kai darote jogą. Ir kitas tiesiog einate į dušą, nes iškart po jogos, na, savaime suprantama, kad reiktų nueiti į dušą, nes esate išprakaitavę taip, kad, na, tikrai nemeluosiu, galite gręžti visus rūbus, ką įmanoma, ką turėsite. Jeigu turėsite maudimuką, galite išgręžti gal 10 litrų vandens. Taigi, ši joga 40-45 laipsnių, ją sudaro 26 jogos pozicijos, pradžia yra kvėpavimas, beje per visą jogą, kuri trunka 90 minučių, 1,5 valandos, jūs privalote kvėpuoti per nosį, negalima kvėpuoti per burną. Taigi, pirmieji pratimai yra kvėpavimo, po to yra prasitempimas, po to yra, kaip nevadinasi, nepamenu to žodžio. Žodžio, nenoriu, kad prailgtų video, kai prisiminsiu to žodžio, pasakysiu. Po to eina jogos, tai yra jėgos pratimai, tada jūs liekate valandą, jūs esate valandą stovint ir po to mes gulamės, prasitampame nugarą, tai labai gerai žmonėm, kurie
kurie dirba sėdimą darbą, kurie, na, tiesiog visiems, nes mes visi, ar kai valgome, ar kai, nežinau, sėdime mašinoje, kažkur važiuojame, visą laiką esame susikūprinę ir, na, mes tiesiog dabar šiam gyvenime, šioje eroj, esame labai visą laiką palinkę į priekį, na, ir ši joga mums padeda tikrai atsistatyti ir tiem, kurie dirba biure, ir labai turime daug sportininkų, netgi boksininkų, šokėjų, na, visų sričių specialistų ir turime daug žmonių, kurie dirba biure ir plaukikų, ir žmonių, kurie turėjo traumų. Na, ši joga padeda visiems. Taigi, papasakojau, kas tai yra, ko reikia. Kitas dalykas tai yra benefits. Didieji pliusai darančią jogą, ką aš jums pasakosiu, tai pasakosiu iš savo patirties, tikrai ne tai, ką skaičiau, nes, na, aš tiesiog, galbūt kaip ir jūs būsite, taip ir aš buvau labai skeptiška eidama į šią jogą, nes galvojau, tai bus kaip ir visos kitos, bet tai nėra taip. Ir, na, tiesiog jums pasakosiu savo patirtį, kaip man viskas buvo šioje jogoje. Taigi, atėjus pirmą pamoką, kaip ir visos panos, ir mokytoja man paaiškino, kad tai bus tiesiog kankinimų kambarys ir pirmas kartas bus tikrai sunkus ir tai tikrai buvo. Na, galbūt palengvino tas dalykas, kad buvo įdomu, nes tai buvo pirmas kartas ir dar, kai nežinai, tų visų pozicijų ir panašiai, pozų, kažkiek galbūt susikaupi tą techninę dalį, tai gal, na, kažkiek nukreipia mintis nuo karščio ir panašiai. Antra pamoka buvo labai sunkiai, nes, na, tiesiog žiauriai karšta, tu nesi pripratęs prie to, kaip įsivaizduoja žmonės gyvendami Lietuvoje, na, tiesiog jam tai būtų, na, žiauru, o galbūt kaip tik atvirkščiai, nes kadangi šalta laukia, karšta vidu, na, galbūt tai jums patiks, nežinau. Tiesiog reikia išbandyti ir prie to priprasti ir po to, na, tikrai jokie karščiai jums nebus priešas. Taigi, pliusai yra tokie šios jogos, kad pirmą pliusą aš nekėsiu apie kūną, nes galbūt tai jūs labiausiai domina, kūną išsausina. Jūs daug svorio nenumesti, nes jūs priaugsite tuo pačiu raumenų. Taigi, jie išnaikina riebaliukus, kurių nereikia, ir riebaliukus, kuriuos nori kūnas pasilikti, jie tiesiog paverčia raumenimis. Taigi, kūnas išsausėja ir tampa tvirtas ir raumeningas, nes su jogos pratimais padarote tvirtų, su tempimo pratimais tiesiog, na, padarote savo laikyseną gražią ir grakščią. Taigi, vienas iš pliusų, kitas pliusas yra pasikeičia jūsų mąstymas į maistą, į vandenį ir panašiai, pradeda gerti daug daugiau vandens, nes tiesiog psichologiškai mokytojai jums tai įteikia į galvą, kad tiesiog, na, reikia prieš ir po ir per, na, visą laiką gerti vandenį ir tas yra labai svarbu. Ir tai yra logiška, nes, na, darydami Bikram jogą netenkate be galo daug vandens, taigi, na, natūraliai jūs troškina ir jūs tiesiog norite daugiau gerti vandens. Ir prie to, tai darydami, automatiškai prie to priprantate, nes, na, vienas įprotis, žodžiu, tai va, šitą, man atrodo, tikrai iškirpsiu. Na, kitas dalykas, taigi, maistas. Po to, ką galėčiau jums papasakoti, tai yra labai gerai odai. Na, nekreipkite dėmesį į mano raukšles, nes aš dievinu saulę ir, na, nuo jų atsirado kažkiek pas mano raukšlių. Bet tai nepasikeis, nes aš ją dievinu ir dievinsiu ir, na, sakykit, ką norit, aš naudoju apsauginės priemonės, bet aš tiesiog myliu saulę ir aš be jos negaliu gyventi. Taigi, be to, kad turiu kažkiek raukšlelių nuo saulės, Bikram joga yra nerealus dalykas odai, išvalo visas poras, oda tampa švelni, aš nemoku papasakoti, žinokit, aš turiu labai sausą odą ir kai anksčiau negalėdavau gyventi be jokių kremų ir panašiai, aš tiesiog dabar, na, kartais netgi, na, iš jogos einu be jokių kremų ir man jo veido nebetempia, jis nei pleiskanoja, nei kažkas panašaus, taigi labai gerai odai. Taipogi labai gerai protui, tiesiog tai duoda jums daugiau pasitikėjimo savimi, nes labai daug pozų yra duodančių pasitikėjimo savimi, jūs didžiuojatės tuom, ką darote ir išeidami iš tos klasės, kai jūs viską padarote maksimum, ką galėjote, tai, na, tai yra nerealus jausmas ir jūs tiesiog tampate ramesnis gyvenime, kad galbūt tai, ko nepasiekite, galbūt tai ne problema, nes jūs galėsite pasiekti, na, su savo užsispyrimu galėsite tai pasiekti vėliau. Ir, na, tai tiesiog duoda labai didelį moralinį džiaugsmą
po šių pamokų. Kitas dalykas, ko nepaminėjau vėlgi pirmą video, tai yra pliusas, kad darau antrąjį, tai yra tai, kad per visas pozas paliečiu absoliučiai visus organus savo kūno viduje. Tai yra skrandis, širdis, kraujotaka, yra poza ir kraujotakai, yra ir širdininkam gerai, tiesiog dar dėl karščio reikia pasiklausinėti su daktarais, bet dėl širdies sutvarko ritmą, kraujotaka, skrandžio problemos, paliečia kepenis, inkstus, tai tiesiog nerealus dalykas. Kokie kiti pliusai, tai va, tiesiog taip moraliniai, fiziniai ir panašiai, ir tiesiog tai yra super dalykas, tikrai patariu visiems išbandyti, beje, jeigu esate nėščia moteris, tai vėlgi galima, aš netgi mačiau moterį, kuri, gal buvo, nežinau, 6-7 mėnesių, tikrai jau pilvas buvo labai labai didelis ir su mažesniu pilvuku ateina, ši joga tinkama absoliučiai visiems. Taigi, patariu jam tikrai išbandyti, neužilgo baigsiu šį video, nes jau vėl užsitęsiu, neturiu ne vieną video, trumpesnė negu 10 minučių, tai tiesiog gaunasi, kadangi šio video nekarpysiu, įdėsiu tokį, kokį yra, taigi daug nebekalbėsiu, nebečiauškėsiu. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, jeigu norite daugiau video apie šią jogą, kad papasakočiau plačiau, ar įdėčiau kažkokių nuotraukų ir panašiai, taigi praneškite man, palaikykite, jeigu jums patiko, subscribe, negaliu ištarti lietuviškai subscribe, taigi subscribe, palaikykit, pakomentuokit, jeigu ko norite paklausti ir panašiai. Ir, ačiū už dėmesį ir geros visiems dienos ir iki.